kažkokiu būdu neigi savo vidinį balsą. Gal bijai išreikšti savo mintis ir jausmus garsiai, o gal nutylėjai, kai reikėjo pasisakyti. Galbūt iš savo intuicijos gavai žinučių, kaip toliau elgtis, bet kurių nenorėjai pripažinti arba kurioms galbūt vis dar priešinėsi. Kad ir kaip ten bebūtų, laikas pabusti ir suvokti, kokią galią turi šios žinutės, kurios gauni iš savo intuicijos, aukštesniojo aš ir savo dvasinių vedlių. Kai jas neigiame, kenkiame viskam, ką norime manifestuoti. Nes kai prašome visatos ko nors naujo, jie dažnai siunčia mums žinutės apie tai, ką turime daryti, kad pritrauktume savo svajonę. Tačiau, jei nesiklausome šių šnabždesių, negalime būti tinkamoje vietoje, tinkamu laiku, kad priimtume tai, kas ateina mūsų link. Kai įsiklausome į vidinį balsą ir į jį reaguojame, tampame savo gyvenimo